Rugsėjo 12 rajono mero kabinete rinkosi seniūnai. Viena iš aptariamųjų svarbių temų – mažųjų karjerų naudojimas. Meras ragino laikytis mažųjų karjerų išteklių naudojimo reikalavimų, būtinų dokumentų pildymo. Kelmės rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėja Irena Sirusienė priminė, jog Lietuvoje tik 2 rajonai gali naudotis mažaisiais karjerais, tačiau jei nebus laikomas reikalavimu, šis leidimas gali būti panaikintas. Kelmės žemėtvarkos skyriaus vedėja Raimonda Parnarauskienė atkreipė dėmesį į žemės riboženklius, juos ragino saugoti ir išlaikyti. Vedėja informavo apie naują tvarką formuojant sklypus neužstatytose teritorijose. Vis aktuali šiukšlių rūšiavimo ir išvežimo tema. Išreikšti priekaištai dėl sutarčių vykdymo, nepakankamos informacijos ir reklamos. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Genė Jurgilienė, akcentuodama, jog vaiko teisių pažeidimų daugėja, siūlė kiekvienoje seniūnijoje įkurti vaiko gerovės grupės, aktyvinti tarp institucinį bendradarbiavimą.